Labą dieną visiems prisijungusiam. Antroji Velykų diena. Sakau, reikia išvaikščioti visas baltas mišrainės, pajudėti ir didžiulis vėjas šiandien toks. Tai ten kokių kojyčių, aukšlių nepažvėjosi su labai jautriais įrankiais, avižadrebio irgi nepamėtysi. Nu tai liko šapalai, galvoju. Šapalai visada kimba, nors ir atšalimas šioks toks, bet šiandien pabandysiu su įvairesniais masalais pagaudyti, ne tik ant batono. Ir pabandysiu pakeisti vietas. Kokias 3-4. Nu, matysiu, kiek spėsiu. Masalai, batonas, dzikūnai, sliekai, kukurūzai. Visko. Vienas žmogus komentavo, pabandyk ant slieko pavasarį. Galima pabandyti, kodėlgi ne. Įmanoma, aišku, pagauti šapalą. Tuomet jau rašė, kad ant kukurūzų galima pagauti. Ir iš tikrųjų galima pagauti. Pats savo teoriją sulaužiau. Kelias dienas po tos žvejybos ant kukurūzą pagavau šapalą. Šįkart tokia sistemėlė. Atvadas, svarelis 12 gramų, stopmazgis, suktukas, feeder gamas, 1,5 metro pavadėlis ir kabliukas 5 numerį. Pavadėlis 0,18, biškį pasiploninau. Dedu slieką. Ne naktinį, bet slieką. Nu, va, tokius 3 sliekus. Net nemačiau, kur nusimetė realiai. Toks vėjas šiandien. Gali būt, kad teks svarelį sunkint. Matosi, kad čia vakar žvejota. Pravaikščiat ir kukurūzų prikrytę. Šiemet pirmą kartą šitoje vietoje bandau su dugninė. Bandžiau su plūdinė, bet tuščia, nieko nebuvo. Pasėdėsiu pusvalandį gal. Nu, valandą, nežinau. Pagal situaciją ir keliausiu kiton vieton. Pabandysiu tą tokį vaikščiojimo ieškojimo šapalo taktiką padaryti. Dabar po 3 valandų dienos, tai iki 7-8 kokių drąsiai gali žvejoti. Kukurūzai. Pajaukint biškį. Vėjas atgal jas neša. Ir sumest batoninį. Taip, dedu jau 30 gramų kokių tiek čia. 1 uncija. 28 berods gramai. Nes net normaliai neįsitempia. Sliekai. Davai dar vieną.
uždėsiu kukurūzą. Kad geriau matytųsi. O taip. Ir lietus prisistatė. Ir vėjas. Ir aš dar čia kažką bandau pagauti. Antis vos paskrenda prieš vėją. Buvo kibimas ant kukurūzo. Linktelėje, bet nepakirtau nieko. Bet ženklas tai geras. Toks trumpas ir stiprus linkt ir viskas. Teks atsiprašyti kukurūzų. Ir kai sakiau, kad kukurūzai tik nuo gegužės mėnesio kimbarint kukurūzą. Nu ką, gal dar reikėjo užsiklipsuot velnės. Oi, kur aš čia? Kur aš į medžius įmečiau? Oi. Jungiu kamerą. Čia buvo problemėlių. Į medį įmečiau, nutraukiau sistemėlę. Teko persirišinėti. Bet dabar jau dar kokių 20-25 minutės sėdžiu. Po perrišimo jokio kibimo. Ant slieko, kukurūzo ir ant batono dabar. Visus masalus keitinėjau. Nieko. Visas sušalęs, pasislėpęs nuo lietaus, susigūžęs. Teks keliaut į kitą vietą. Ir eidamas... Ant tų žodžių nubairis. Man jau žiūriu, dažnai tai būna, kad ar atsisveikinu, ar kažką į kitą vietą pereit ir kibimas. Nu va, kad ir koks blogas oras, vis tiek kimba šapalai. Ojei, oriukas tai dangus maišasi su žeme, kaip ten sako. Iš čia kažkur įvarė jau man. Ei. Kur čia įlindai? Nebejokinga. Ojei. Nu, mačiau kažkur čia, kad įdomu tik, ar yra dar šapalas ar nebėra. Eik, nieko čia nebėra. Prašykau žuvį. Ačiū už dėmesį. Ei, tu savo. Jau buvo užkybus, normali visai žuvis. Nu, velnis. Neišvairavau šapalą. Įvarė jisai savo kažkokius tai šakalius ir всё. Baigėsi. Gaila. Bet
Užkybo ant batono. Pirmą kasnelį uždėjau, pirmą kartą ant batono šitoj vietai. Ir užkybo. Nu dar reik pabūt biškį. Aišku, dabar jau kaip ir išgazdinta čia viskas. Bet manau, kokių 10 minučių ir jeigu yra dar kažkas, išlis, pasirodys. Dar kokius 4 kartus, 4-5 permečiau ant batoną. Biški papurtimų buvo tokių, bet neužkybo. Užsibuvau šitoj vietoj iš tikrą. Jau turbūt netoli apie 2 valandas užsisėdėjau. Reikia varyti kiton. Ir sušilsiu, pasivaikščiosiu ir patikrinsiu kitą vietą. Keliauju. Antrą vietą. Čia tokia ilgas ruožas toks su lėtesnė srovė palei krantą. Čia gal net kokias, galima sakyt, per 3 vietas norėčiau pažvejot. Čia pažvejot, tada kokių 100 metrų žemiau, tada dar už kelių 100 metrų žemiau. Nu tokia. Geras krantas, tik taip, sakau, pasivaikščiot krantu reikės. Pradžiai bandau kukurūzo. Bet čia reiks tada greičiau, kažkaip pusę valandos, turbūt daugiausiai jau. Bam, išbandau kukurūzą, išbandau tą. Nėr kibimo. Varau toliau. Čia tikrai reikia neužgaišti. Čia pagauti įmanoma, manau, bet nėra tokia, kad labai kažkokia ypatinga vieta. Dar vieną vietą. Prieš paskutinę, jeigu spėsiu, dar norėčiau pabandyti tą, kur praeitą kartą žvejojau, bet nežinau, gali greičiau sutemti, negu pabandysiu. Nu, čia dar būdavo pagauni šapalą, bet čia labiau gal kai vanduo sušyla. Nu, pabandysiu, va čia dar pasėdėsiu. Temsta po 8 kokių, dabar po 7:20. Pusvalanduką pasėdėt kokį. Arba jau sėdėt iki kol sutems. Yra šapalas. Vėl jis eina, kur nori, plemba reikia pristabdyti. Jeigu antras šiandien jau pabėgs, tai bus ne kažką. Eik tik idėja gerai. Čia mažiau srovės, tai mažiau turbūt jisai čia pasipriešins. Plius be šeryklos aš su švinuku. Lengviau traukti. Užkybo ant batono. Va.
Jis jau visai šalia. Graibšto nesudėjęs. Ir pavadėlį prisiploninęs 0,18. Nes nori per prievartą labai raut. Nu. Vėl normalus. Įsikabinės gerai. Nu, šitas mažesnis. Bet kilas, manau, bus. Apie kilogramą toks. Dar noriu pasėdėti kokiu pusvalandį, tai reikia į sietelį įsidėti. Lai pabūna. Nu, liuks. Ir keliaujant užkybo. Uždėjau dabar kukurūzus. Pabandysiu. Kažkiek tai laiko. Neilgai čia man ir beliko. Tai jau faktas, kad liksiu čia iki galo. Iki kol pradės temst. Nors jau ir dabar po biškį temsta. Žodžiu, kol matysiu dar kažką ir viskas. Čia bus paskutinė vieta. Aišku, tas vaikščiojimas efektyvesnis dalykas, negu sėdėti ir vienoje vietoje laukti. Nes būdavo man 3 šapalai ir viskas iš vienos vietos. Nu, nesu daugiau pagavęs, turbūt šventoj. Bent jau man asmeniškai. Kitus tai žinau, kur ir daugiau pagaudavo. Ir nurimo lietus ant vakaro. O čia tokia dauba ir čia vėjas neužpučia. Tai to vėja čia beveik nėra visai, tai labai faina. Sėdėt nėra taip šalta kaip anksčiau. Bet vis tiek, kad ir ateini naują vietą, koks pusvalandis man, nu vat, tada pradeda tik kibimai atsiranda. Kažkodėl nėra taip, kad iš karto vat, per pirmas 5 minutės ar 10 užkibtų. Kažkodėl tai man taip. Visą laiką, nu vis tiek, reik palaukti. Gal jie tada ateina iš kažkur, tai, nu, pajaučia čia visą batoną ir ar pašarą kažkokį tai. Tai va, dabar viskas, nebekimba, temsta, vėl lietus pradėjo lašnuot. Užtenka šiandienai ir taip visai neblogai. Gavosi, išbandžiau ir kukurūzą ir batoną tuo pačiu. Tai galvoju, ant batono vienas pabėgo tenais pirmoje vietoj, čia ant batono užkybo, ant kukurūzų tik pirmoje vietoj kibimo ten gavau ir viskas. Tai kažkaip kol kas batonas dar pranašesnis. Bet aš sakau, žvejojau vieną kartą irgi, nefilmavau, tai pagavau ir ant kukurūzo, tai įmanoma kimba ir ant kukurūzų. Tik tai gal kiek prasčiau, bent jau mano požiūriu. Tai tiek. Šį kartą einam, paleisim šitą karosą, šapalą. Velykinis.
Velykinis margutis. Nieko toks visai. Ir viskas, ką. Ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki kitų kartų. Gal jau paliksiu šapalus ramybei. Kažką kitą gaudysiu. Iki.